Tai sveiki visi parfumaniakai ir užklydėliai. Tai toliau kalbu apie arabiškus biudžetinius kvepalus. Ir šiandien mes pakalbėsime apie šios. Bet pirmiausiai mes pasikvėpiname. Šiandien aš dar nesikvėpinau ir labai laukiau jau šito momento. Nes vis tiek yra, žinot, kitoks jausmas, kai... Jau supratote, ne? Na, čia žinokit, tai pats didžiausias kaifonas dabar Ingai bus. Tikrai aš plaukų nesugadinau per šitiek metų. Aš labai jau senai, kiek save prisimenu, ant plaukų tikrai purškiu kvepalus. Ir ką žinau, matot, kokie mano ilgi plaukai. Šiaip iki klubų jau nesugadinau aš savo plaukų. Patikėkit, ir ant plaukų labai gerai purkšti. Man, jeigu jums atrodo kitaip, jūs nesipurkškite nei ant plaukų, nei ant drabužių. Nuostabus kvapas. Nepaleiskime iš rankų šito nuostabaus ir buteliuko. Karalius kažkoks, ne? Nors pagal akutės, tai čia kirčiausiai karalienė turėtų būti, ne? Raudonos tos akutės. Bet šiaip kalbama, kad čia galbūt labiau vyriškas kvapas, nors man atrodo jisai pažymėtas kaip unisex. Tai iš tikrųjų unisex ir yra, nes tai yra arbatos gaivus kvapas. Raudona arbata su imbieru, su citrina, su kažkokiam tai žolelėm, galbūt yra šalavijo, vos muskusas. Na ir ko čia daugiau reikia. Labai, labai fainus, žinokit, kvepalai. Jiems tikrai reikėjo atstovėti ir pačioj pradžioj, žinot, buvo tokiais tarpsniais. Vienu momentu atrodo, aš užuodžiu būtent tą visą kompoziciją, apie kokią jums papasakojau labai greitai, ne? Kitu momentu aš labai stipriai tik muskusą užuosdavau. Tai jiems reikėjo tikrai susimaišyti. Ir dabar, žinokit, labai skaniai gaunasi ta visa kompozicija, susijungusi su muskusu. Laikosi per karščius, mergaitės ir berniukai laikosi per karščius, kai va pas mus yra 30, plus 30. Aš specialiai net išėjau vakar jais pasipurškusi ir save stebėjau. Aš kažkur tai tą visą ratuką apeinu kažkur tai per 40 minučių. Grįžau, kvepėjau dar šitais kvepalais. Ir iki vakaro aš jais dar kvepėjau. Žinoma, ne taip jau stipriai, bet per karščius. Ką norėt per karščius? Pakankamai tikrai labai geri kvepalai. Vasarai. Super. Bet žinot, jeigu jums nepatinka arbatos kvepalai, nes visgi čia truputėlį gal šiek tiek jaučiasi medienos. Ūdo nėra, tikrai kas nemėgsta tų ūdo, man atrodo, kad jo čia nėra, bent jau aš jo neužuodžiu, žinot. Nes ūdiniai kvepalai jie truputėlį kažkaip tai kitokie. Gaivus, mergaitėms tinkami, berniukams tinkami, nežinau, čia visiems tinkami iš tikrųjų. Saldumo gal šiek tiek jaučiasi, bet labai nežymiai. Šalta raudona arbata, galim sakyti, arbata su ledukais, ne? Įdėta šiek tiek šalavijo, dar kažkokio tai prieskonio, nes prieskoniai šiek tiek jaučiasi. Imbieras, citrina, visas kokteiliukas tikrai neblogas. Ir čia nieko daugiau nebepasakysiu, iš tikrųjų. Reikėjo atstovėti, kaip ir sakiau, kiek laiko stovėjo, na žinokit, keletą mėnesių. Dabar jisai man patinka.
Buvo tokiais etapais, kada man jis dar nepatiko, aš dar net galvoju, ką aš jį nusipirkau, nes tas muskusas man vienu metu čia nepatiko. Tai jeigu, tarkim, jūs norit vasarai, nežinau, ar šiai vasarai betiktų jau pirkti, nebent, kaip sakant, baigiantis vasarai, gal būna nuolaidų ir nusipirkti kitai vasarai, kad jisai pakankamai atsistovėtų. Bet šiaip tai labai labai fainas, aš nežinau, kieno čia yra analogas, ar jis į ką nors panašus, bet greičiausiai į kažką yra panašus. Žinot, liktai esu mačius kažkokį panašų buteliuką su raudonu purkštuku. Kaip jis čia vadinasi, ne purkštukas, lazdelė, šiaudelis. Šiaudelis. Jei tik pamatot nuolaidos, griebkit ir negalvokit apie tai, patikėkit. Labai daugam patiks tokie kvepalai. Tikrai labai daugam patiks, mano vyrui irgi patiko, bet jis pagrindę naudoja ten tuos vienus kvepalus ūdinius, tai aš jam sakiau, užsakysiu jau tą buteliuką visą. Ten buvau davus nuo rinkinio tokį, nežinau, kiek ten mililitrų buvo. Gal kokie 5, nežinau. Ateis laikas, aš jam ten į tuos mažiukus tokius supilsiu, nes jam patogu, darbe, kai jis pas mane negrįžinėja namo, Trokė gyvena, tai jam patogu. Sakė, irgi komplimentų gavęs yra nuo šitų arabiškų kvepalų, greičiausiai netgi gal pirmą kartą jisai gavęs tų komplimentų, nei kad ten anksčiau naudodavo tos liuksinius kvepalus. Tai daug ką pasako, ne? Ar kartočiau? Tikrai kartočiau. Jei sunaudosiu šį buteliuką, kodėl sakau jei, todėl kad pas Ingą yra tų kvepalų. Bet su arbata, aš žinokit, ne tiek jau daug ir turiu, gal tik šitie antrieji. Tretieji, nes mačos nepriskaičiavau tą, kur naujai pirkau, ten irgi skaitosi arbatos kvapas. Tai greičiausiai žinokit, kad sunaudosiu. Gal ne taip greitai sunaudosiu, bet dabar noriu šią savaitę jais purkštis. Purškiuosi tikrai labai daug, ne po 1, ne po 5 kartus, matėt, tai dabar aš labai nedaug. Šiaip tai, kai aš atsistoju, aš visą apsipurškiu. Kartais pasitepu prieš tai kremu kūną, jeigu su atviresnė maikutė, tai su gaiviais kvepalais aš naudoju šitą aliejų. Jisai, žinokit, man užsiuodžia truputėlį kaip su kokio agurku. Ypatingai man patinka su šiais kvepalais šį naudoti. Tikrai aliejai, losjonai padeda kvepalams ilgiau išbūti ant kūno. Nedarau tai dažnai, bet kartais, kai man užplaukia ir aš jeigu būnu apsirengus tokią atviresnę maikutę, nes šiaip tai vakarais, kada po dušo jau palendu, aš užsitepu taip. Jeigu noriu pasikvepinti tais įvairiausiais gaiviais kvepalais arba muskusiniais gaiviais kvepalais, tai taip aš išsitepu pagrindę tokį. Jeigu aš noriu kažko saldaus, aš išsitepu su tokiu losjonu vaniliniu. Ar šiaip paprastu kremu, čia jokio skirtumo. Pas mus aplamai yra populiaru pagal kvapą naudoti tuos visus losjonus, kremus. Tarkim, vyšnių kvepalai, perkasi įvairiausius vyšnių aliejukus, losjonus, ten, žodžiu, maniakai pas mus. Tai pas juos lentynos pilnos vien tų įvairiausių kremų, netgi prie kvepalų. Jie ten susikomplektavę netgi būna. Na, bet aš antiek nesu nuprotėjusi, man tiek losjonų nereikia, aš jau kiek turiu, man žinokit, tiek užtenka. Šiaip tai ir nusipirkau nemažai paskutiniu metu. Kaip ir sakiau, agurkų, nežinau kodėl, čia žožoba, aliejus, jaučiasi mano agurkas, bet prie gaivių kvepalų, tai ypatingai prie šitų,
Juose mėtos jaučiasi ir aplamai įvairios žolelės. Bet šiandien apie juos aš tikrai nekalbėsiu, ateis laikas pakalbėsiu. Nežinau, kada ateis, nesvarbu. Bet šiam kartui, aš manau, užtektinai jau pakalbėjau apie šios kvepalus. Tikrai labai fainus kvepalai, gaudykit nuolaidas, akcijas, padovanoti tiem žmonėms, kurie mėgsta va tokius gaivius arbatos kvepalus. Tai yra faina tikrai buteliukas, labai gražus, įspūdingas, man tai patinka. Iš buteliuko ką aš užuodžiu, citrusus iš buteliuko užuodžiu. Paskui eina imbieras, arbata jaučiasi, šiek tiek tų prieskonių ir paskui kažkaip tai pradedi jausti šiek tiek ir muskusą, bet sakau, kai jisai pakankamai jau gerai atsėdėjęs yra, tai ir tas muskusas nesijaučia, bet pradžioje jis labai jautėsi. Tai tiek apie šios kvepalus. O kas nori pakalbėti apie įvairiausius kvepalus ir taip toliau, ir nebūtinai apie kvepalus, yra čiatas Parfumerijos Koma Telegrame, įjunkitės, aš ten pagrindė tikrai dalinuosi visais tai savo pirkimais, informacija, kvepalų panašumais ir taip toliau, žodžiu. Labai džiaugiuosi, kad po truputį kas nors parašo kito, nei kad mes ten su Rūta pagrindė bendraujame. Tai vat, ačiū uždėmesi, susitiksim kitame video filmuke. Iki. Ne, man šiandien reikia apsipurkšti. Kaifuoja. Aš tai sakyčiau, kad plaukams dar geriau pasidrėkina, žinokit. Ir pasidrėkina, ir kvepia nerealiai. Truputėlį, žinokit, tikrai, bet ant plaukų daugiau medienos jaučiasi. Bet ant kūno tos medienos ne taip ypatingai jaučiasi. Nežinau, kokia ta mediena, nežiūrėjau aš natas. Kuo mažiau žiūriu šitas natas, tuo yra man geriau. Gerai, iki.